Dabar norėčiau pakviesti mūsų mielą Janiną Aleksaitę. Žinot, kai žmogus aktyvus, tai jo visada visur daug. Ir Janiną visada galima, ne visada sutikti ir Seinų Žiburio mokykloje, ir poezijos skaitymuose. Ir šiais metais pasirodė jos knyga Sklendė į mano klėtį. Tai matau jau pagal viršelį, kad iš tos knygas ir skaitysite savo eilės. Tai ateikite, pasidalinkite su mumis tuo, ką ten slepit savo klėtį. Šitą knygelę jau buvo pristatyta per rudens skaitymus, bet jinai dar buvo neišleista. Tai dabar, jeigu kažkas norėtų, tai va čia turim jos daugiau egzempliorių, galima ją įsigyti. Prie progai dėkojau jau tada leidėjams, dabar norėtų padėkoti dar recenzentijai, Jurgitai Vatvinskiniai. Taip, labai gražią recenziją. Nors nežinau, ar skaitovai bus taip susižavėję, bet siūlau pabandyti. O aš paskaitysiu keletą eilėraščių, jau truputėlį skaičiau už jos. Taip. Aš lauko akmuo pakeliai ir liepžydžius dūzgianti bitė ir boružė maža pasikrydų žoliai, kuriai lemta pražūti. Bet vis tiek šioje žemėje dar labai nori būti. Mane mato ir savo aukštybių visagalio akis. Bet aš vis dar noriu, kad atrastų mane ir dar pamatytų šioje žemėje gyvenantis jis. Ir čia dar pasižymėjau porą tokių eilėraštukų. Vienas iš jų apie meilę. Testamente tau savo meilę užrašysiu, tik nedraskyk jau apgijusių žaizdų. Ir nebijoki, nieko neprašysiu, šiame pasaulyje ir be to labai klaidų. Keliai išsiskiria ir vėl sueina, o meilė paslaptingai auga, kai tyliu. Geriau jos vardo niekad neminėkim, kol dar atleist ir tau, ir sau galiu. Ir čia tokias eilėraštis iš skyrelio Pasiklydė kely. Kaskart sunkiau gyvenimą suprasti, kam, kur, dėl ko, su kuo eini, gal kad kitiems praskaidrintum nejaukią naktį, kad jie nepasiklystų klaidžiame kely. Kaskart sunkiau surasti savo kryptį ir jos laikytis nuosekliai. Gal reikia pramintų keliu vis mintį ir eiti tyliai, kantriai, bet tvirtai. Ir dar vieną eilėraštuką. Padėk suprasti viešpaties pasaulį, kurio tik įname esu. Nepasiklysti kryžkelius ir vingius ir tamsiuose šešėliuos debesų. Norėčiau susirasti pati tik savo kelią, bet jo ieškoti šio pasaulio džunglėse tiesiog neišdrįstu. Na ir dar, kadangi trumpitė eilėraštukai, tai atleiskit, daugiau paskaitysiu. Koks graudžiai švelnus dangaus vakarėjančio veidas ir koks paslaptingai gražus, lyg vualį rūką nuleidęs. Kokia būtų žavi vakarėjančiam fone būtis, jei netikot žiauri požeminė mirtis. Ir čia gal jautėte tokį vieną palinkėjimą iš ciklo miniatūros pabaigai. Likimas šypsosis 5 minutės, sugauk jas, kaip saulės blyksnį, kad džiaugsmą pažintum, atrastum svajas ir žengtum link laimės žingsnį. Tai to šito linkiu visiems klausytojams, o kas norės įsigyti knygutę, tai prašom labai, tenai yra. Ačiū.